Šiandien turėjom gedimo paieškos darbą, mirksi lempos, lengvi elektrošokai nuo atvirų metalo dalių. Tai pradėjau aiškintis. Tai viską išardžiau ir vizualiai jau matėsi, kur galima patobulėti ir kita problema. Šitas jungiklis atjungia tik tais nulį, o ne fazę. Pasiėmiau testerį ir pažiūrėjau įvadą. Patikrinau tarp fazės ir nulio, tarp įžeminimo ir matėsi jau, kad yra ateinančiam įvadui polariškumas negeras. Tai vadinasi, kad kažkur prieš ateinant čia yra sukeistas nulis ir fazė. Tarp nulio ir fazės 2,30. Tarp įžeminimo ir fazės nieko. O tarp nulio ir įžeminimo rodė 2,30. Tai čia aišku, kad nulis yra problema, nes jisai turi 2,30, o fazė turi nieko. Toliau viską išardžiau, kad tikrai pasitikslinti, kuris laidas ateina, kuris išeina. Ir gaila, kad laidas ateinantis įvadas buvo tik dvigyslis, be jokio įžeminimo. Vadinasi, šitas visas renginys, visos rozetės buvo be įžeminimo. Atsekiau tekimą iki šios sujungimo dėžutės, kur iš karto buvo aišku matyti. Polariškumas neteisingas, kažkas sukeitė spalvas. Čia vėl prasitestavau ir pasižiūrėjau, kas kur kaip sujungta. Aš iš šitus aišku nebesuksiu, atgal tai pasiėmiau vago ir sujungiau viską taisyklingai. Tai šitą laidą pakeičiau į trigyslį, kad būtų ir įžeminimas. O ką aš dar pastebėjau Lietuvoje su instaliacija, kad visi daro pagal save ir tokio standarto nėra. Tai elektrikai, kur seniau išmoko, daro pagal save, elektrikai, kur naujai išmoko, daro pagal save ir visi, kur atvykę iš užsienio, iš kiekvienos skirtingos šalies daro pagal save. Tai jeigu yra senesnė elektra, tai tada gali rasti visko pagal visus standartus. Prisitvirtinau naują laidą prie seno ir prakišau, kad nereikėtų man visko nuiminėti, nes nežinosi, jeigu nuimsi, gal paskui bus sunkiai uždėti. Pratraukiau naują laidą, ištraukiau seną ir atvedžiau iki tos paskirstimo dėžutės. Tai čia skaitosi, kad problema išspręsta ir vienu žodžiu pradedam nuo nulio. Laidai atvesti ir varom toliau. Pagal angliškus standartus aš čia dėčiau dvipolius jungiklius, bet Lietuvoje su visais, kuriais konsultavau, sakė, kad galima jungti su tik tais vienpoliu. Atjungti tik tais fazę, nulio nereikia. Tai taip ir padariau. Pasidariau skylutes, kur pravesiu laidus ir gražiai patvarkiau kraštus, kad nebūtų jokių aštrių smailių dalių, kad nepažeistų kabelio laido. Tada kitas iššūkis buvo pragręžti naujas skyles. Kai gręži metalą, reikia atsargiai, lėtai ir dar yra toks tepaliukas, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, bet jį irgi gali tai pasipurkšti, kad lengviau darytųsi tos skylės į metalą. Naudoju savo naujus gręžtus ir kokie 3 sulūžo ir ne vienos skylės nepadarė, o kur pigesnį pasiskolinau, padarė vienas gręžtas visas skylės, tai wow. Tada naudojau savisriegius varžtus prisukti iki galo. Savisriegiai varžtai labai gerai eina į metalo struktūras visokias. Tada prie vieno varžto pridėjau dar papildomą įžeminimą su va tokiais. Šitai irgi nežinau dabar kaip lietuviškai vadinasi. Prieš tai buvo 1 rozetė ir 2 viengubiai jungikliai. Dabar pakeičiu, kad būtų 2 jungiklis ir 2 rozetės. Tai dar 1 rozetė papildomai. Viską vėl pasitikrinau, kad įtampa visur eina gerai, gražiai ir tvarkingai ir polariškumas teisingas. Aš turiu Bosch įtampos testerį. Kas man labai patinka, kad yra ir garsas, ir vibracija, ir LED šviesos, kai yra įtampa. Yra atsparus kritimam, labai toks kaip tankas vos ne, kaip Nokia telefonas. Ir dar IP65 atsparumas. Tai jeigu nori elektrą per lietų tvarkyti, gali drąsiai. Va, įsitikinu, kad viskas tobulai veikia, be problemų. Ir uždėjau visus rėmelius ir įjungiau atgal diskoteką. Ir po tokio gero darbo turėjau veiklos, nes numečiau varžtų dėžę.